Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Atpalaiduojam savo mintis, savo kūną, visa, kas yra viduje susikaupę, nerimą, stresą, įtampą, įvairias dirginančias istorijas, visa tai, kas jūs tiesiog neduoda ramybės arba kas sukasi pilvo apačioje. Tiesiog pasižiūrėkit, kas yra viduje, energetikos sūkuryje, tai yra pilvo apačioje. Koksai tai yra ar įvykis, ar nerimas, ar kažkokia tai istorija, kuri jums neduoda nusiraminti. Jinai tiesiog guli kiekvieno žmogaus viduje tam, kad sukurtų apskritai jūsų visos asmenybės istoriją, viso kūno istoriją, visos aplinkos, viso mąstymo, viso gyvenimo istorija guli, nurodo, pilvo apačioje, linijoje arba pilvo struktūrose. Ir mes norim ar nenorim, išgyvenam tą istoriją, norim ar nenorim, mes ją priimame kaip savo istoriją ir kaip vienintelė ir nepakartojama, vienintelė ir nepakeičiama. Todėl, jeigu norime mes pažinti savo vidinį pasaulį, savo vidinę struktūrą, mes turime prisiminti savo praeitį, mes turim prisiminti savo protėvius, prosenelius, prosenelius ir ten rodo daug pro, tam, kad mes išgyventumėm kuo gilesnį ryšį su visom kartom, kurios buvo iki tol, kol mes atėjom. Ir dabar labai įdomiai tas kartas rodo, žinot, kaip būtų į kairę pusę, nuo mūsų, tokios kaip, žinot, kaip būna kaip energetiniai tokie ratukai, ratai, tokie sluoksniai ir jie eina. Jeigu dažniausiai visi įvykiai kairiai pusiai būna priekyje arba širdyje, kai rodo, tai pirmą kartą matau, kad protėviai, tokia linija protėvių tiesiog eina iš kairės pusės, lyg nugarinės pusės ir link šono tokio įstrižainę eina ir rodo, kad tai yra protėvių linija, kuri sukausto mus su mumis, ta prasme mes esam visų protėvių grandinė. Ir mes esam tik tai vėl tas taškas būsimiems protėviams, ta prasme, kad yra taškas mūsų, kaip, žinot, kaip būtų ašis, kai rodo kaip pilvo apačia, kaip pilvo vidus. Ir po to rodo vėl į priekį nuo mūsų taško vėl įstrižai jau į dešinę pusę, vėl rodo, kad energetinė linija ir mes būsim kažkam tai protėviai, ta prasme, kad ta linija taip ir nesibaigs energetinė, kad jinai prasitęs vėl tolyn. Ir todėl mes galime tik tai džiaugtis, jeigu mes patiriam išgyvenimą arba prisilietimą prie savo šaknų, prisilietimą prie savo praeities, prisilietimą prie savo asmenybės, nes visa ta praeitis tai irgi asmenybės dalis, tai yra asmens, kuris gyvena mūsų viduje, mūsų struktūros arba mūsų šaknyje. Ir žinot, kai rodo dabar taip giluminę šaknį, pamatykite, kaip būtų žemyn nuo jūsų vertikaliai eitų žemyn šaknis. Ir toje šaknyje vėl visa ta informacija yra kaip ir surašyta, kaip ir yra, žinot, sudėliota, kaip būtų sudėliota DNK. Ir dėl to mes, kai išgyvenam vieną ar kitą įvykį, mes išgyvename kartu su visais. Ta prasme, tai nėra kaip atskira kažkokia dalis, kažkokios tai sistemos struktūros, o tai dalis visų protėvių, protėvių ir vėl rodo didelė linija visų visumos. Ir jeigu mes nepriimtumėm tos informacijos, kuri yra mūsų viduje, mes ir nepriimtumėm kaip ir energetikos, mes nepriimtumėm nuo tos šaknies arba tos gyvenimo arba tos prasmės.
Todėl, kai mes kalbame apie save ir apie savo prosenelius, va ten vėl tos, tai mes kalbame būtent apie save, apie savo tą giluminę šaknį, kur yra paslėpta giliai, giliai mūsų viduje, ar parodo ta energetinė linija, tęsiantis žemyn, tai yra šaknyje. Todėl jeigu norim būti, sako, vėl laimingi, atsipalaidavę ir tokie turintys daug resursų, mes turime, na, žinot, kaip pasakyti, nenukirti to šaknies, mes neturim neigti, kad jos nėra ar nebuvo. Mes kaip tik tai turime tai priimti kaip sudėtinę tos visos esmės, viso gyvenimo dalį ir priimti, kad tai yra mano energetikos dalis, mano energijos dalis ir kad aš esu tos energijos dalimi ir kad aš esu dabar, vat, besisukanti tą energiją ir jie rodo mylinti tą energiją, džiaugiantis tą energiją, tokia pulsuojanti energija, kuri išgyvena visus įvairiausius jausmus, kuri išgyvena tą tokį, tą tokį pilnatvę arba daug, daug jausmų, ta prasme, kaip žiežirbų arba kaip besisukančių energijų. Dėl to, žinot, mes esam aktyvuota energija ir dėl to mes galime išreikšti tai, kaip į išorę. Mes galime išreikšti žodžiais tai, ką išgyvenam. Mes galime išreikšti tapydami kažkokiais paveikslus, mes galime išreikšti kažką tai sodindami arba kažką iš viso kurdami. Tai yra išraiška viso to, kas yra savo vidumi, savo garsais išsakydami tai, ką galvojame, ką mąstome, ką išgyvename. Ir tai ir yra tam tikra tvorčestva, tai kūryba ir mes kūrėme būtent savimi, savo energetiką ir savo, rodo, kaip sklaida, kaip garsai, kurie išeina iš mūsų vidaus ir jie pasklinda po visą erdvę. Ir tas skambesys vėl sukuria tam tikras vibracijas, tam tikrus tonus ir diapazonus rodo ir tada vėl užsipildo ta mūsų vidinė erdvė arba vidinė esmė, ta energija. Ir mes tampame, žinot, jie rodo energetiškai brandesni ir storesni, ta prasme, atsiranda dar papildoma energija ir dar papildomas sluoksnis, dar, žinot, brandesni. Nes mes žinom, kad kaip gali gyvenime atsitikti ir būti, ir kaip mes galime sureaguoti ir nereaguoti, kaip mes galime priimti vieną ar kitą skaudulį, ar įvykį, ant informaciją, ar dar kažkokį tai dalyką. Nes mes jau esame ne vieni, mes esame su praeitimi, mes esame su dideliu, dideliu bagažu. Tai įsivaizduokit, kaip yra žmogus, kuris gyvena tokiam informaciniam ūkiai, kuriame yra parašyta tūkstančiai knygų ir jis visas perskaitys. Ir visą informaciją žino savo savimi. Ir tas, kuris neatsiverčia tos informacinės knygos, kuris net nelistaja tų lapų, tai prasme, net taip žinot, nevarto tų lapų, tai yra vėl, vėl kita šaknis, visai kita dalis. Ir dėl to mes labai džiaugiam ir priimam tą informaciją, kad jūs einate į šaknį, į gilį, kad jūs gilinatės į tai, kas yra jūsų praeitį, kas yra jūsų viduje, kas yra jūsų parašytose struktūrose. Nes tai yra vėl rodo, kad tai kaip išmintis ir kai tai yra vėl sielos papildinys ar papildiniai ir jie tik tai daro kiekvieną asmenį, kiekvieną tą brandą vėl atkartoja brandesnį, ta prasme turtingesnį, nuovokesnį, skambesnį. Dėl to tos asmenybės, kurios skaito tą praeitį, jos vėl tampa, jie vėl rodo didesni, platesni, energiškai pilna viduriai. Jie tampa tada ir išmintingesni ir sako, ir laimingesni. Nes jie žino, kad visa tai tai yra tik istorija, visa tai tai yra kaip
žinot, kaip tėkmė, kuri prateka ir nebelieka. Ir dėl to, kuo daugiau jūs leisite tekėti tą energiją, kuo labiau leisite taip, nu, tą energiją tokiai, bet būti kokia yra, ir tu būsit vėl, sako, laimingesni. Nes kai mes kalbam apie praeitį, mes nekalbam apie tai, kaip buvo, mes kalbam apie tai, kaip yra dabar, atsižvelgiant į tai, kas buvo praeityje, kokias pamokas ar kokias tai man, nu, kaip informacinius laukus atneša į mano dabartį, kuo mano dabartis yra persimaišius su praeitimi, kuo man dabar yra gerai, kad tai yra manyje, kas tai yra man, kaip, nu, jie rodo resursai, kaip deguonis arba kaip dvideginis, kuris reikalingas išgyventi, išlikti šitoje energetinėje erdvėje. Todėl, kai aš kalbu vėl apie praeitį arba apie praeities, bet kažkokius įvykius, prisiminimus, aš juos turiu, nu, juos, žinot, kaip laikyti kaip dabartyje, ne tai kaip buvo praeitie, bet kaip dabartyje, kurie yra susijungę su manimis dabartyje, dabartinėme taške, kaip aš tai atreaguoju į tai, kas vyko ar vyksta su manimi, nes tai yra labai svarbu, nes tai ir yra, žinot, gyva, tai ir yra ir, nu, gyvastis, tai nėra praeitis. Nes mes galime dabar ir vėl pasižiūrėti net ir į priekį, kas bus ateityje. Ta prasme, kad ta, įsivaizduokit, linija toliau tęsiasi ir ta praeitis eina tik tai kaip taškas, žinot, koordinačių taškas ties mumis, bet ta prasme, kad ta koordinatė tai ir nesibaigia ties mumis, jinai turi punktyrinę liniją tęsinio. Ir tai yra vėl skambesys, tai ir vėl yra tas toksai, žinot, virpesys, kad mes, na, virpėtumėm ir toliau, kad mes degtumėm tuo, kuo dabar degam, kad būtumėm tuo, kuo dabar esam. Ir vėl jie sako, svarbiausia, pajaustumėm vėl tą malonumą arba tą draivą būti savimi. Ir labai džiaugiamės, kad jūs kiekvienas iš jūsų jaučia tą praeitį, kiekvienas iš jūsų žino tą praeitį, kiekvienas iš jūsų, na, kaip neatricajat, nenusima. Tai jūs suprantat, kad tai vėl kaip energetinis sluoksnis, tas visas yra mūsų praeitis, tai vėl tai energija ir visa tai kaip отражает самого себя, ta prasme, kad kaip veidrodžiai, žinot, vidiniai veidrodžiai, kad jie vis tiek atspindi mus ir atspindi mūsų vidų. Ir mes nuo to veidrodžio, žinot, kad ir kaip mes žiūrėtumėm ir kad ir kaip ką mes ten bematytumėm, bet vis tik mes matysime tai, kas yra tame veidrodyje nupiešta arba parašyta. Todėl, jeigu mes norėtumėm, nu, kaip perrašyti tą veidrodį, nu, ta prasme, pamatyti tą praeitį kitaip, nu, ta prasme, mes turime tą veidrodyje užrašyti informaciją kitaip, mes turime patys, galim, pavyzdžiui, dabar irgi į kairę pusę nueiti ir tam matyti tam veidrodyje tą istoriją. Dabar kairiai pusėje rodo, žinot, kaip būtų išlenktas, išgaubtas veidrodis, kuriame jūs galite matyti savo visą praeitį, visų prosenelių praeitį. Pavyzdžiui, jie rodo tokius kaip, nežinau, net ar viduramžiai, kad tokie rūbai, senoviniais rūbais apsirengusios žmonės. Ir jūs juos galite, nu, kaip pajusti energetiškai, arba kaip pasakyti, pajusti jų energetiką, ta prasme, pajusti jų skambesį arba jų tą nuotaiką arba jų tą, nu, vat, energetinį, tą, žinot, kaip vėl, kaip laimingumas, nelaimingumas, tai yra vėl. Jie ieško, aš matau, pasakyti, kaip tai yra, nu, ta prasme, tai per grupų, jeigu laimingumas, nelaimingumas, tai yra tam tikra, na, konsistencija ar substancija, kuri yra žmogaus viduje ir kokia jinai yra. Ta prasme, kad pajausti josios visą tą vėl skonį arba skambėjimą. Ir jeigu jūs matote, kad yra kažkuri tai nelaiminga ar moteris, ar vyras, ar vaikas, sėdintis kažkur tai apačioje, ar kažką bedarantis, jūs galite
Sako, nupaišyti, prikelti arba duoti saldainį, duoti kažkam tai paglostyti arba apkabinti arba kažkaip skarelę rodo pataisyti ar ant pečių uždėti ar ant galvos, taip uždėti. Ta prasme, kad jūs galite kiekvienas tai padaryti, nu kaip nuraminti savo sielos tas giminės artimuosius, kurie buvo su jumis šalia, kurie praleido labai daug laiko toje energetikoje ir jūsų energetiniam kūne. Ir kad, na, tiesiog duotumėt jiems, žinot, kaip impulsą vėl pajusti tą ramybę, kuri yra jūsų jau viduje sugeneruota. Tiesiog, žinot, galima gal kaip grandinė perduoti impulsą žemyn, kad jie visi, bet ne žemyn, bet vis tik tam veidrodžiui, žinot, būna kaip iš kairės pusės, taip perduoti informacinę impulsą arba informacinę tokią žinutę, kad viskas yra gerai, kad jūs žinot, jūs sekate ir jūsų širdis generuoja tą energiją vėl tam tikro vėl dažnio skambesio, tiesiog perduoti per visus tos energetinius kanalus. Kodėl taip reikia, kodėl tai yra gerai? Dėl to, kad, na vėl, jūs būtumėte ramesni, kad jūs būtumėte dar stipresni, kad jūs turėtumėte, žinot, tokią kairę ranką labai stiprią, ta prasme, kairį šoną stiprų, kad turėtumėt į ką atsiremti. Nes kairė pusė tai yra visa mūsų artimieji ir giminė, tai yra ta pusė, kuri davė visą tai, ką turite šiandieną, ta pusė, kuri jūs maitina, ta pusė, kuri jums ir kelia džiaugsmą ir nerimą, ir visa tai yra jūsų kairė pusė. Todėl kuo labiau jinai bus tvirtesnė, kuo jinai bus tokia, žinot, brandesnė, kuo jinai bus labiau priimtinesnė, kad ir buvo lygos ar kažkokios nelaimės ar dar kas, nes tiesiog visa tai paliečia kiekvieną žmogų, kiekvieną ląstelę, kiekvieną sielą. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu ir buvo giminėje mirčių, tai tos mirtys paliečia ne tik vat, tą kartą, tą mirusią kartą, bet ir vėl nueina grandinėlė žemyn, ta prasme, kad toliau tos visus pačius artimiausius, nes jie irgi buvo susijęs su to siela ir su ta energija ir su to virpesiu. Dėl to mes turim labai atsakingai jaustis ir elgtis su savo visais artimaisiais, kurie yra šalia, kurie yra šalia mūsų, nes jie yra mūsų energetikos tęsinys arba mūsų dalis. Todėl nepergyvenkit, jeigu kažkas tai, nu, arba nevibruoja, ar kažkas tai nevyksta taip, kaip norėtųsi, kad vykti. Tiesiog leiskit viskam vykti, nu, taip, kaip vyksta, rodo, taip, kaip tiesiog taip, kaip, nu, vat einasi, kaip yra. Ir dabar ir giliai. Kodėl? Todėl, kad reikia, nu, priimti taip, nu, vat, tas priėmimo jausmas vienas svarbiausių dalykų - priimti. Ta prasme, mes galbūt negalim nieko ištaisyti, jau ten pakeisti, nieko negalim, nes jau ten kaip, žinot, kaip knyga parašyta ir jinai jau užversta, išdaryta. Ir būtų, žinot, kaip ir, pavyzdžiui, nekorektiška imti ir pakeisti įvykį kitu. Tai būtų kaip svetima ranka ateiti, perbraukti, kas parašyta, ir parašyti kitu. Tai nėra apie tai. Čia kalbam apie tai, kaip apie tą knygą, žinot, kaip, vat, perskaičiau knygą ir kokia nuomonė mano apie ją. Taip, aš padedu rankos ant tos parašytos knygos ir laiminu ją, laikinu ir sakau, kad tai buvo pati nuostabiausia gyvenimo istorija, kurią man teko kada nors išgirti ar patirti. Ir aš, nu, kaip padėjus ranką ant tos knygos, laiminu visą, kas ant jos parašyta. Tiesiog palieku joje savo antspaudą arba savo energiją, kaip vėl geros informacijos, kaip tinkamos informacijos, kaip laimingos informacijos įspaudą, antspaudą. Tai, kas buvo ir kas yra, kad viskas tai yra, na, kaip istorija, kaip dar vienas istorinis tomas toje visoje grandinėje arba visoje toje linijoje. Ir kad visos tos knygos, tos visos istorijos yra būtent parašytos apie mane, apie tai, kaip aš turiu gyventi, kad būčiau laimingas, apie tai, kaip aš turiu elgtis tam, kad
mano istorija būtų lygiai tokia pati kaip ir artimųjų ir kad tą istoriją norėtų kažkas skaityti arba palaiminti ar palaikinti ir kad ta istorijos vėl aš būčiau koks nors, jie sako, geresnis variantas ir tęsinys. Nes ta istorija nesitęsia, žinot, kai yra knygų serija, kai yra knygų tomai, jinai nebūna viena. Tai būna istorijų rinkiniai ir viena eina paskui kitą. Taip ir mes gyvename tiesiog istorijų rinkiniais. Viena knyga pasibaigė ir prasideda nauja kita knyga. Ir mes labai linkime, kad tos istorijos būtų linksmos, kad tos istorijos būtų laimingos, kad tose istorijose kuo daugiau būtų tokių, žinot, džiaugsmingų akimirkų, džiaugsmingų, laimingų, tokių impulsų, kuriuos jūs galite patirti, būdami čia ir dabar, būdami šioje sistemoje, šioje struktūroje, kur žinot, kai būna peršokama per kelis skyrius į priekį ir tu tada gali sakyti, o štai va, tokia istorijos yra pabaiga, o štai prasideda naujas skyrius ir dabar istorijos pradžia. Mes norim, kad su jumis kartu rašyti naują istoriją, naujos knygos pradžią arba naujos knygos pabaigą, kurioje yra situacija tokia, kai jūs jau žaidžiate kaip kito kalibro žaidimą, kai jūs galite jau nedalyvauti tam, žinot, fiziniam lygmenyje arba fiziologiniam lygmenyje, ir kai jūs galite jau išsiskleisti ir išskleisti savo energetiką dvasinėme lygmenyje, ta prasme, plačiaja prasme, arba, žinot, rašyti istoriją jie rodo energetiniam lygmenyje, tam kaip didžiaja prasme. Ta prasme, matot, knyga yra giminės knyga ir sistemos struktūros knyga. Ir kai jūs jau tampate kūrėjais, rašytojais arba, sako, arba kritikais, būtent jau energetinė lauko, energetinės dalies. Tai va čia jau yra kito kalibro rašysena arba kito kalibro energija, kuri rašosi taip pat kaip knyga, jinai rašosi taip pat kaip istorija, tik tai tas rašytojas būna, ta prasme, nuo aukštesnės energijos negu mes esam. Ir jie tada į tą knygą, žinot, pasiima ir tokius energetinius elementus, kaip, kaip rodo, kaip mūsų sielos, kaip mes, kurios prisijungia prie tos knygos rašymo, kurios taip pat nori dalyvauti, nors maža dalelė, kuriant tą istoriją, kuri yra mumyse kiekvieno viduje. Dėl šiandieną taip pat jūs tampate tos istorijos vėl dalimi, mes pakylam nuo tos, žinot, žemutinės istorijos, kuri knygą rašo giminės, į aukštesnę istoriją, kuri rašosi viršuje. Ir praeitą kartą mes jūs mokiname žaisti šachmatai. Šiandieną tęsinys, kad taip pat yra vienas iš skyriaus, ar ne, kaip mes ir sakom, žaidimai, žaidžiame šachmatais. Tie šachmatai lavina mūsų energetiką, lavina mūsų protą, lavina mūsų struktūras, matymą, kelias ėjimus į priekį. Mes negalime likti tame lygmenyje, kuriame esame. Mes turime praeiti tam tikrus kitus lygmenis. Ir dabar matykite prieš save energiją, kuri taip, žinot, kaip būtų, kaip suburtų, ne kaip burtų lasdelė, bet kaip atidarytų tokią didelę priešais jūs knygą. Didelę knygą prieš jūs atidarytų. Ir joje parašyta, kaip jūs turite elgtis šiame gyvenime, kaip jūs turite atrodyti, kaip jūs turite džiaugtis, kaip jūs turite gyventi, kaip jūs turite bendrauti su artimaisiais, su draugais, bendradarbiais, kolegom, kaip jūs turite, kaip vėl, ir ta knyga, žinot, tik kaip simbolis buvo, bet dabar tai rodo, kad išsiplėtė ta energija, ypatingai kairę pusę, į priekinę pusę, žinot, kaip būtų bet aukštam lygmenį, bet išsiplečia energija labai plačiai. Ta prasme, kaip vėl, kai mes kalbam apie tokius klausimus, mes turime
mintyje vėl ne fiziologinė prasme, o energetinė, dvasinė prasme, kaip jūs turite bendrauti, elgtis ar gyventi. Ta prasme, vėl, jeigu jaučiate, kelia energetiką į labai labai aukštą lygį, vėl į kairę pusę, į tai, kaip tiesiog kanalas kyla aukštyn, kad jūs pajaustumėte visos energetikos dalimi. Ta prasme, kad mes norim, kad aišku, jie sako, tie šachmatai tai yra, nu, tik mažas, žinot, 3 metų vaiko žaidimas. Dabar lyginu su tuo, ką jūs galite daryti visoje sistemoje ir struktūroje, kai jūs užaugote. Ir kai tampate dideli, kai tampate energetiškai stiprus ir dideli, kai apimate visą tą pasaulį, visą tą plotą, visą tą dydį. Ir pajuskit, kaip išdidėjat, kaip pasidarote dideli. Ir dabar rodo, kaip per kairę pusę tiesiog didina energetiką ir augina ir išplečia. Ir jūs galite jau jausti, kaip išsiplečia visas jūsų laukas, visa energetika. Ir jie dabar net laiko. Tai, kad jūs pajaustumėte ją. Mm. Nes jie sako, mes per ilgai užsibuvom tam apatiniams energetiniams sluoksniams, jie dabar nori, kad mes pabūtumėm viršutiniame energetiniam sluoksnį. Jie juokiasi, sako, eina energija iš viršaus į apačią. Ir jeigu jau jūs dabar galite matyti, pavyzdžiui, pasižiūrėti iš viršaus į apačią, kaip viskas atrodo, kaip jūsų kūnas jau atsipalaidavęs, sukasi energijos ratu, kaip viskas jau lengvai ir paprasta. O jūsų galva, bet visa struktūra smegenų ir viskas liečiasi su dangumi. Ir galite jau dabar pradėti jausti, kaip energijos eina per nugarą, per pečius, per visą kūną. Ir vėl tam, kad jūs būtumėt laimingos, tam, kad pajustumėt malonumą būti čia ir dabar. Žinot, kad jie rodo, pajustumėt savo kūnų, kaip teka per jūsų energiją ir elektrą, kaip būtų elektrinis šokas, kaip elektrinė tokia srovė. Elektrinė tokia energija. Kodėl? Todėl, kad jūs esate elektra. Todėl, kad jūs esate tokie elektriniai. Dėl to, kad jūs ir esate, žinot, energetinis laukas. Jūs ne šiaip savo kažkas. Jūs esate elektra. Gali norėti išsitiesti, gali norėti išsitempti. Nes matot, mums reikia paliesti jūsų kiekvieną organą, kiekvieną energetinį kanalėlį, nes, kad jūs dar labiau ir labiau atsipalaiduotumėt ir pajaustumėt malonumą. Nes kol kas dar malonumo nelabai jaučia. O kad jaustumėte vėl, mes kartuosim 1000 kartų iš savęs, iš savo paties buvimo, iš to, kuo esu dabartyje. Jeigu sakysim tuštumoje arba lygumoje arba lygiame lauke. Bet tai ir yra kaip tas draivas, arba tai ir yra tai, ko reikia, arba tai, kas gimsta arba atsiranda viduje, kai susikuria tokia energetinė erdvė, kurioje, žinot, viskas yra tobula, gerai, kiekviena vėl ląstelė atidaryta ir kiekviena ląstelė atidaryta ir pripildyta energijos. O tai yra siekiamybė, tai yra tas aukštasis pilotažas, kurio siekiam, kad jūs būtumėt laimingas pats savimi, absoliučiai savimi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs tada ištirpstame toje savastyje ar toje sistemoje, struktūroje, užsipildot, ištirpstate
Ir jums tada gera būti, gera mylėti, gera gyventi, gera plebenti, gera bet kurt, gera bet ką daryti. Ir svarbiausia, kad turite tada visas, žinot, sąlygas ir viską priimti, kas vyksta aplinkui. Nieko nekritikuot, niekam nieko netaisyt, nekoreguot, o tiesiog, žinot, tą laimingumą dalint arba trykštuot, žinot, kaip fontanai, ta prasme, trykšti tuo laimingumu ir grįžti į tą vaikystę, į tą džiaugsmingą, nerūpestingą, pačią nerūpestingiausią akimirką, kai niekas nerūpėjo ir žinojot, kad už jūs viską padarys tėtis ar mama, kai jums nieko nereikėjo daryti. Tai ir yra ta gamtos dalis, ta gamta, kuri visą laiką yra aplinkui ir jinai visą laiką rūpinasi jumis, o jums reikia tik tai džiaugtis ir tą gaudyti malonumą. Būti laimingu, laimingume. Dabar jau jie mato, kad atsiranda tas pojūtis ir jutimas laimingumo. Jis eina tiesiog kiaurai per jūs, irgi kaip elektra, kaip elektrinė srovė. Nes kodėl? Todėl, kad tada suskamba viduje ta elektra, jinai prisiliečia prie kiekvieno vėl ląstelės, kiekvieno kvėpavimo, kiekvienos plunksnelės. Dėl to mes galime vėl, žinot, skambėti ir tą energiją dalinti kitiems. Nes mes energiją skleidžiam, žinot, ne tai, kad tik savo ir kad tik patys būtumėm laimingi, nieko panašaus. Mes, kada esame laimingi, mes laimingi visatai. Mes laimingi visatos dalyje ir ta laimės visata tiesiog tampa apskritai visa laiminga. Nes tas laimingumas išsiskaido į tūkstančius milijonų dalių. Ir todėl mes galime visi būti laimingi. Ne tik tai tas sielos dalis, kuri tiesiogiai gauna tą impulsą arba tą elektros srovę, o apskritai visa visata tampa laiminga, užpildyta, žinot, žaižaruojanti energija. Dėl to labai svarbu būti laiminga ir skambėti tą skambesį aplink. Dėl to nenuostabu, jeigu nori vaikai atvažiuoti, jeigu nori patirti tą džiaugsmą ir apsilankyti. Tai irgi labai gerai. Tai ir labai gerai. Ir dalinkit ir skambėkit visiems, kas tik tai nori, kad būtų skambėjimas, kas klistų tas skambėjimas iš vidaus. Ir dalinkit. Ta prasme, ir jūs žinot, kad jums nieko vėl nereikia daryti. Ta prasme, nieko nereikia nei sakyti. Tas garsas vis tik skamba už jūs, ta prasme, už mus visus. Nes tiesiog jisai skamba, jisai yra viduje sugeneruotas. Ir jisai garsas skleidžia savimi. Ir jeigu jūs esat laimingi, visa ta laiminga, visa aplinka laiminga, visa laiminga. Jums tik tada reikia stebėti, kaip ta laimė skleidžiasi kituose, kaip jinai atvibruoja, kaip jinai atreaguoja. Ir šiandien mums pradeda protėviai garsai, protėvių skambesiai, nes mes prisilietėm prie jų istorijos, prie jų dalyje. Ir jie atkartoja mums tą patį, kad jie irgi yra visuma ir visumos dalimi. Todėl mes irgi užpildome energiją visų, ne vieną dalį, ne vieną struktūrą, o visas struktūras iš karto savimi. Ir todėl mes esam laimingi, nes mes galim tą laimę dalinti su kitais, mes galim tą vibraciją dalinti su visais. Ir kol mes tą vibraciją dalinamės ir dalinsimės, to visi aplinkui bus laimingi. Aišku, vėl jie rodo savaip laimingi, bet laimingi.
Ir yra teisingas pastebėjimas, kad kuriems, kad ateitų iki laimės, iki taško to pajūtimo, reikia praeiti, žinot, tas stadijas iš vikšro tapti drugeliu yra stadijos. Ir negali iš karto būti drugelio. Reikia praeiti tam tikrą stadiją ir leisti kiekvienam vystyti savo tempu ir laiku, kiekvienam būti laimingu toje formoje, kokioje yra. Nes, ne visi gali dabar būti drugeliais. Kai kas turi būti dar vikšreliais. Ir tai yra vėl tokia forma, tokia stadija. Ir jinai taip pat yra laimingo žmogaus stadija. Nes nėra vienos laimės ir vienos tokio, žinot, energijos, vienos stabilios. Jinai, pavyzdžiui, pas visus yra skirtingas ir diapazonas yra skirtingas. Jūs dabar suvokėte, koks jūsų, pavyzdžiui, laimės diapazonas. Ir mes negalim sakyti, kad visi dabar turėtų būti taip laimingi, kaip jūs laimingi. Nes būtų vėl neteisinga pagal gamtos vystymąsi. Bet kiekvienas gali būti laimingas savo vystimosi stadijai. Tiek, kiek jis gali būti laimingas, jausdamas būnant savimi. O tai yra svarbiausia. Jūs labai viską gerai jaučiat, jūs viską labai gerai matot, jūs labai gerai vibruojat, jūs labai gerai viską darot, labai gerai. Kas yra laimė ir laimingumas. Sako, ne kiekvienam supras. Ir jeigu jūs, sako, papasakosit kažkam, kad taip medituodami ir sėdėdami patirite laimę, iš jūsų gali kai kas ir pasijuokti. Nes kitam laimė bus visai kiti dalykai. Dėl to jis sako, ir tiek daug knygų prirašyta ir tomų pristatyta. Dėl to, kad visi esam skirtingi. Ir skirtingai jie vėl rodo laimingi. Jie sako, pajauskit, kiek atsiranda jumyse to gylio ir tos kantrybės ir to priėmimo ir to, žinot, lūkesčių vardan kitų. Visą tai dabar prasiplečia, padidėja 1000 kartų. Dėl ko? Dėl to, kad jūs tampate laisvesni, energiškesni, didesni ir jūs galite toleruoti ir priimti tą kitą toks, koks jis yra, nededant kažkokių didelių ar vilčių, ar kažkokių tai savo kažkokių tai, atrodo, energetinių dalių. Tai yra labai labai svarbu. Nes jūs suprantat, kad kiekvienas turi vystyti savo tempu. Labai gerai. Jis sako, norit žaisti šachmatais. Jei norėsit žaisti šachmatais, reiks šiek tiek nusileisti keliais aukštais žemyn. Nes šachmatai yra žemiau, jie daugiau atrodo kaip jeigu rodo liftą, tai lifto viduryje. Jeigu mes dabar ką tik tai buvom lifto viršuje, tai jeigu norim kalbėti apie šachmatus, tai reikia nusileisti į vidurį. Nes šachmatai arba vėl energetiniai ėjimai daromi tam vidurinėme sluoksnėje, viduryje. Širdies lygmenyje, daugiau širdies lygmenyje yra daromi, kaip sprendimai ar daromi kažkokie tai
mm, vedimai, tai, ką nori, kur nori nuvesti mano širdis, ką jinai nori padaryti. Tada aš kaip šachmatų lygmenys, tai yra vidurys, širdies vidus. Jeigu aš noriu gydyti kažkokį asmenį, kažkaip, tai aš tada turiu eiti per kairę pusę ir tada ieškoti to kaip gydymo sprendimo, nes jų yra ne vienas, yra tūkstančiai. Ir mes jau ne vieną jų bandėm ir žinom, ką galima ir kaip galima daryti. Tai vėl rodo, jūs suprantate, atsimenat, kaip ten per kairę pusę galima pridėti, apkabinti, apsukti, apžiūrėti tą žmogų, pamatyti jį iš visų pusių, tiesiog pakelti energetiškai, priešai save pasistatyti, pasižiūrėti, pakuldyti, paklausyti, tiesiog rodo vartyti energetiniam lauke viršuje ir duoti jam viso to, ko jam reikia. Tiesiog, žinot, arba maudyti energetinėje šviesoje, arba tiesiog jį palaikyti ant rankų ir padėti, paprašyti, kad kūrėjas arba energetinė šviesa tiesiog jį išpraustų, išmaudytų ir pripildytų energijos tokios, kokios jiems reikia, kad duotų to, ko jam reikia, kad tiesiog ištaisytų tą neištaisytą vietą, kad ten laikytų tiek, kiek jam reikia, tiek, kiek jam reikia, kad jisai tiesiog pripildytų jo energiją visą kūną, kad jis tiesiog pasveiktų, tiesiog pagydytų jo visą fiziologinį kūną, jo visą fiziologiją. Dabar rodo lygiai, kad yra žmogus paguldytas, taip kaip žinot, kad jūs turite tokią galią, kad jūs galite jį laikyti ant rankų, įsivaizduokit, ir jisai guli kaip ant rankų, jūs matot, kaip vyksta ta energija, kaip užlieja nuo galvos iki kojų, kaip tiesiog skanuoja jo visą vidų, apžiūri, kas yra negerai. Rodo, pakelia vieną koją, pakelia kitą. Dabar, taip žinot, plekšnoja per padus, per galvą, per nugarą, pečius. Tiesiog atrodytų, kaip ieško variantų, kaip padėti. Dabar atrodo, aš kaip suvinioja vėl atgal, kaip į kamuoliuką surinka, taip atrodo, tarp rankų vėl susirenka, taip kaip tūkas. Ir vėl per kairę pusę, atrodo, padedam jį ant stalo kažkur tai šalia. Tai yra šachmatai, tai yra tas širdies veikimas, kai mes veikiame širdimi. Jeigu mes norime sukurti ateitį savo ar kitų, mes einam per dešinę pusę. Tada, taip rodo, lanką darom į dešinę pusę. Ir dešinės pusės įstrižai mes žiūrime, kas tai yra ateityje. Koks yra sluoksnis po sluoksnio. Kas laukia to žmogaus. Lygiai taip pat. Tai būtų ant dešinės rankos ar ant dešinės galvo pasistatom tą žmogų, apie kurį mes galvojam, apie kurį norim ar pasitikrinti vėl, kas parašyta, žinot, užbėgti knygos scenarijų į priekį, pažiūrėti, kas parašyta. Ar galim pamatyti to žmogaus vaikus, ar kažkokias tai nelaimės, ar dar kažką to. Bet sako, to daryti, tik tai labai skirtiniais atvejais. Dėl ko? Dėl to, kad gali taip ir neįvykti. Dėl to, kad tai gali ir nebūtinai taip bus padaryta, kaip scenarijuje parašyta. Prasme, gali būti, kad žmogus perrašys scenarijų taip, kaip dabar ir jūs perrašat, jūs pakeičiate kryptį, vertikalę
jau jūsų scenarius nėra toks, koks buvo pirminiai knygoje numatytas. Todėl mes negalime tūkstantį kartų pasakyti, kad tai bus tikrai taip, kaip jūs pasakysit. Tai gali būti visai kitaip, nes jūsų scenarius taip pat yra kaip ir perrašytas. Ir dabar vėl žiūrėkite į viršų, ir kanalas yra viršuje, energetika yra viršuje. Ir vėl jis kelia aukštyn. Jie sako, kad nežiūrėtumėt nei į dešinę, nei į kairę, o visą laiką ieškotumėt energijos viršuje. Kodėl? Todėl, kad visą laiką ta energija tada tekės jumyse. Ir jūs visą laiką būsite tam viduryje. O mums reikia, kad jūs visą laiką būtumėte viduje. Ir kas tada bus, jūs būsit laimingi, džiaugsmingi. Nešti energiją visiems kitiems, visai aplinkai. Ir jeigu jaučiatės, tai energija sukasi jūsų viduje ir pas jūs dabar tiesiog pečių pločio maždaug kanalas energija teka jumis. Arba jūs kanale, nežinau kaip čia dabar geriau parodyti, nes viskas viename. Arba jūs kanale, arba kanalas jumyse. Bet yra principas toks, kad energija teka tokių pločių maždaug per pečius. Per visą fizinį kūną. Labai gerai. Ir sako, atsipalaiduokit. Ir vėl būkit laimingu. Sako, gyvenime tiek visko vyksta įdomus ir gražus, rodo daug gėlių, daug pievoje gėlių, krūtinėje daug gėlių, jie kažkodėl atneša daug gėlių. Jie rodo, kad mes pamatytumėm gėlės, kad pamatytumėm daug gėlių. Nes gėlės tai yra tos, žinot, energetiniai simboliai ir kvapo, ir tokio, žinot, stiprumo, ir tokia stipri grožio išraiška, kai yra gėlėje. Daug gėlių. Nes jie nori, kad jūs būtumėt laimingas, nori, kad jūs pajaustumėte, kiek daug gėlių yra jumyse jūsų viduje, kiek daug visko yra. Ir taip pat rodo ir to trapumo, pažeidžiamumo, to, žinot, stikliškumo, kad tai viskas labai greit subyra. Atrodytų, žinot, taip stipru, ir po to kažkas neatsargus žingsnis, neatsargus elgesys, neatsargus žodis. Visas tas gėlės rodo sutrybę. Ir vėl nebelieka tos santarvės viduje. Mes norėtumėm, kad visą laiką tos gėlės žydėtų jūsų viduje, visą laiką jos būtų priešais jūs ir jūsų krūtiniai, kad jų būtų labai daug. Kas niekas neskintų, neimtų, nevoktų, o viskas stovėtų jūsų krūtinės viduje. Ir taip gražiai rodo ta gėlių puokštė viduje. Kad tiesiog išsilaikytų tą energiją kuo ilgiau, kuo stabiliau. Ir jie sako, ar matot, tie žiedai nukreipti į viršų. Jie stiebiasi aukštyn jūsų krūtiniai viduje. Ir jie nori žydėti, ir nori pripildyti, ir nori būti vėl taip, kaip žinot, kaip stiprus, stipriausia, kiek tai gali būti. Labai gerai, labai laimingi. Dabar tikrai jau matosi, kad jau jūsų krūtinė, žinot, sužydėjo visom vaivorykštės spalvom. Ta prasme, viskas skamba labai gerai. Atsipalaidavimas 100%. Tai mes šiandieną susitikimą jau baigiam.
nes šiandieną svarbiausia norėjom iš tikrųjų jums parodyti tai tą patį aukščiausią energetinį lygmenį, kad, ta prasme, išeiti į tą amplitudę, kurioje yra energija šviesa. Prasme, ir mums viskas gerai pavyko, mums pavyko pakilti, išskleisti energijas į visas puses, tam, kad jūs suskambėtumėte viduje arba ta vidinė elektra, kuri, na, kaip užsuka visą vėl motorą ir užsuka visą energetiką apačioje ir kad jūs galėtumėte skambėti savo viduje. Tai šiandieną buvo pagrindinis mūsų tikslas vėl jungti, užvesti, užkurti tą skambesį jūsų viduje. Ir matom, kad esate laimingos, stiprios, vertikaliai išlaikyta, viskas gerai. Ir, prasme, vėl, sako, pasikartom, ką gali kairė pusė, dešinė pusė ir kokia yra stipri iš tikrųjų energetika mūsų praeities ir kokį ryšį turi su dabartimi, kaip tai yra susiję su dabar, su dabartimi. Todėl šiam kartui tiek ir iki kito karto. Sudie.